Prieš Kalėdas specialiomis mecenatų stipendijomis apdovanoti gabiausi Kauno technologijos universiteto studentai. 23 aktyvūs jaunuoliai gavo beveik 30 000 litų. Mecenatų stipendijas teikia ne tik įmonės Versus Gustus, Kovi Lietuva, uždara akcinė bendrovė Markučiai, IIT Kausta, UAB Skirnuva, Astrausko firma Pirmas žingsnis, Erelita bei įmonių grupė Vičiūnai, bet ir pavieniai žmonės iš savo asmeninių lėšų. Viktorija Baršauskienė, Laimutė Vidugirdytė Gaižutienė, Bronius Masiokas ir Adomas Kantautas. Na, o Juozo Petro Kazicko fondas skyrė net 4 stipendijos po 2000 litų. O kokie tolimesnys mokslo tikslai? Tai irgi toliau tęsti savo bandymus, kurias, pavyzdžiui, pradėjom tą pačią temą. Vis tiek norėtųsi ir toliau kažką tobulėti. Stengtis mokytis. Gal pavyks taip pat ir kitą semestrą gauti tas stipendijas, gal susitiksim pagaliau savo mecenatus, kurie įteikinėja stipendijas. Žodžiu, turėsim ką veikti, turėsim kitą pusmetį. Mecenatų stipendijos teikiamos kiekvieną pusmetį. Šį kartą labiausiai pasisekė statybos ir architektūros fakulteto studentams. Šio fakulteto studentai gavo daugiausiai mecenatų stipendijų, net 6. Cheminės technologijos fakulteto studentams teko 4 stipendijos.